Turiu pasakyti, kad yra šalta, šlapia, vėjuota ir šiaip bjauru. Ir kraustamės iš kempingo. Tam davė, kažkam neliko. O neliko kam? Algirdai! Pavalgėme, esame beveik pasiruošę važiuoti, bet turėsime vieną tokį detour, taip sakant. Pagaliau susipažinome su tuo dviratininku, kurį pralenkėme kelyje ir kurį matėme Landmadulgare. Ir kurį bandė supiršti su mergina čia. Dar nebandžiau ir jau ko gero nebepabandysiu. Tai va, tai pažadėjom jam jį pametėti iki šito pažintinio to tako, kur vakar vaikščiom. Nes jisai vargšas turistas su dviračiu, o mes buržujai su automobiliu ir mums nesunku tai padaryti. So how long have you been cycling? I cycling 10 weeks for my trip and 4 weeks in Iceland. Okay, and what is your route? What is there? Which route did you take? I take the main road and the off-road, but my bike is a touring bike, not for the off-road, so it's not easy. And where did you start and what is your goal? In Iceland? Yeah. I start in the east part because I come in Iceland with the ferry and I turn the Iceland. It's not easy. It's very hard with the weather, but I like to cycle in the desert part, the off-road. I am alone with the mountain, with the volcano. It's very nice, but it's not easy. Were you cold? When I cycle, it's not cold. It's okay. But the night in the tent, yes, it's cold. Okay, bye. Nu, padarėme gerą darbą, paleidome prancūzą pasiganyti po laukus, kaip tikrą avelę. Šiaip ne, iš tikrųjų, nes žmogus turbūt net nežinojo, kad čia yra tokios gražios vietos, nes jisai galvoja tiesiog pernakvos ir važiuos toliau. Ir dar kažką sakė, kad varys tenai greta yra kitas kempingas, kuriame yra karštasios versmės, jaučiu vargšas sušalęs. Tai mes jį užvežėm dar aukščiau, kur yra dar šalčiau ir palikom. Kaip žiauru. Bet aš tikiuosi, kad jam patiks, nes iš tikrųjų vietos, tarsi aš nagus būčiau nusigraužęs, jeigu čia mes pravažiuotume ir nebūtume užsukę ir po to sužinotume apie tokią vietą. Tai va, tai tikiuosi, kad suras jisai po to, kas jį ir parveža ir kad per daug nesušals, o jeigu sušals, kad ras kelią į karštąsias versmes. O mes patys traukiame link, ko mes laukiam? Taip, mes važiuojame dabar, tikslas yra pasiekti Western Fjords, tai yra vakariniuosius fjordus. Tai tokia šios dienos iš esmės programa ir yra daug valandų automobilyje. Šiuo metu rašo 5 valandas 20 minučių iki mūsų kito campsite ir principe kaip ir neturim ką pasižiūrinėti šiandienai. Tiesiog reikia pasiekti tos fjordus. O vat rytoj gali būti, kad jau mes tenai vingiuosime tais fjordais ir tokių lankytinų objektų irgi neturėsim daug, bet aš manau, kad ten vaizdai kalbės patys už save. Bent jau labai to tikiuosi. Tai dabar kelią į ilgą kelią ir žiūrim, ką rodo televizorius, kuris vadinasi langu. Privažiavome prie Rendo mažo kriokliuko
nu, kaip, lietuviškais mastais tai būtų milžiniškas krioklys, mums tai yra mažiukas kriokliukas. Ir sugalvojom išlipti, paganyti kojas, norėjau sakyti, pramankštinti kojas ir paveizėti į tą kriokliuką. Įveikėme savo antrąjį aukštumų kelią. Iš esmės tai ties šito momentu ir pasibaigė, ką mums buvo reikalinga šitas automobilis, nes principe tai buvo 2 aukštumų keliai, kuriuos norėjome pravažiuoti ir kurių tu negali važiuoti su paprastu automobiliu. Tai ja, iš esmės šitas antrasis kelias tai toks truputėlį. Man tas Sprengis Enduras, jisai, aš atsimenu, ir tada prieš 13 metų buvo toks labai special ir šį kartą. O dabar, nu tai toks, šitas turiuomenį tai toks. Ir tą kartą jis man tai pasirodė toks kaip, bet mes jį važiavom praeitą kartą pradžioje. Tai buvo tokia, nu, įžanga į tai, kas galėtų būti tas aukštumų kelias, o dabar mes jį važiavome antrą. Ir aš sakyčiau, jau jeigu važiuoji, tai reiktų taip daryti, kad pirma važiuoji šitą kelią, o tada jau Sprengis Endurą. Tada toks su užkilimu, taip sakant, pabaigi. O dabar tai toks, na. Tai bet kuriuo atveju įveikėme, lieka mums dar 3 valandos kelio ir 230 km. Iki pasieksime savo campsite'ą šios dienos. Well, the teams work really well with the drivers. Formula One 33 is just a few car lengths away. This is race on. This really is. Alonso's initial reaction to Verstappen's restart, it wasn't superb, but he's quick through the corners and he came back to him. Lost time in turn 3. He's back to him again. He's putting up some pressure. Perez currently has 3.6, 3.8 seconds over Gasly. He'll need 5. He's got a penalty for speeding in the pit lane. Praktiškai pasiekėme Vestfjordus, sustojame pasižiūrėti į nuostabų vaizdą. Nu tikrai fantastinis vaizdas, toksai kvepiantis didybė. Čia dar aišku tik tai tų fjordų pradžia, tai net neabejoju, kad rytoj bus iš viso fantastika. Šiaip diena tokia, nu, automobilinė. Nieko kažko tai labai nematėm, tiesiog kas pro langą prabėgo, tai tiek. Bet artėjom prie pabaigos, o pabaigoje rašė bent jau, kad šitam campsite yra karštas baseinas. Dieve, kaip bus gerai. Ir šiek tiek nusibodo mašinai važiuoti. Ne šiek tiek daugiau. Ja. Bet nebedaug liko jau tuoj. Man irgi. Bet labai gražu. Taip.
Viskas, mūsų šiandienos kelionė baiginėjasi, liko paskutinis kilometras ir atvyksime į kempingą. Nu ir aleliuja, nes iš tikrųjų tai tas sėdėjimas automobilyje turbūt kartais išvargina labiau negu kad geras haikas. Vienintelė problema, kad aš to kempingo nematau. Man atrodo, nesižiūrėjau šitą. Ai, va čia gal jo. Tipo, lemiausiai vietas palyginus, ką dabar tik ką matėm. Na jo, bet šiaip sakė, kad tikrai geras kempingas, tai tikiuosi, kad taip ir bus. Man tikrai neatrodo kaip labai geras kempingas. Pamastyti to, tai vėl. Na jo. Atvykome į kempingą, o čia vat yra baseiniukas, tame namelyje yra visa virtuvėlė. Šiaip atrodo gražiai, labai gražiai įrengtas. Tik tai toks gal truputėlį kažkokio jaukumo ir aiškumo trūksta kol kas, nes nėra jokio šeimininko. Tai mes čia taip truputėlį pasavivaliausim, va čia pasistatysim palapinę ir tikėsimės, kad čia galima ją statyti. Tai va, sakyčiau, kad tai yra vienas įdomiausiai ir fainiausiai įrengtų šitų vat, būtent bendro buvimo erdvių kempinguose, kuriuose buvome Islandijoje. Aš žiauriai, nu tu jautiesi vienai kaip namie būtum. O, telekas didžiausias, didesnis negu pas mus namie. Visa pilnai įrengta virtuvė. Gali ir alkoholio pasiimti. Nu, turbūt už jį reikia susimokėti pagal tą įkainį. Indaplovė. Čia stalčiuose dar nepasirausė, sakė, yra visokių košių užpilamų. Nu, žodžiu, tiesiog žiūri, fainai. Ir kaip sakiau, va, pavyzdžiui, tipo pasiėmė alaus, arba vyno, arba soft drink, įmetė pinigėlį į šičia ir tiesiog pasiėmė iš šaldytuvo. Tavo sąžinės reikalas, ar tu pasiėmė pinigėlį ir butelį, ar tu pasiėmė butelį ir palieki pinigėlį. Kažkaip man sunkiai net šnekasi šiandien, aš nesuprantu, kas šiandien yra. Dar kai įlindom į tą baseiną, tai visiškai atjungia, tiesiog atjungia. Žodžiu. Nieko, normaliai jau atsigavau po karštų versijų, tai visai gerai. Nes prieš tai tikrai atjungia. Na, dabar jau gerai. Sakau, kad čia bus per daug ryžių. Dar nebūna taip, kad būtų per daug maisto. Būna. Kas susijęs su kruopom ir algirdu? Būna. Jeigu būtų kas nors kito, tada tikėtina, kad nebūtų.